su jumis tiem, kas tiki. Šiandien pakalbėkime apie tai, kas brangaus galbūt buvo įteikta ir kodėl. Kas buvo įteikta brangaus? Paklauskime, kas buvo įteikta brangaus. Kažkas netgi stebėjosi, kažko buvo nustebęs, kažkokio žmogaus išėjimu. Gali būti užslėpti kažkokie ketinimai, gudravimai. Tai, kas buvo įteikta brangaus, gali būti, kad kito žmogaus, kas tai įteikė, norėta, kad jūs apsargintų, kad jūs susirgtumėt, kad jūsų aplinkoje nebūtų nei vieno žmogaus, kuris galėtų jūs padėti ar prie jūsų prieiti. Tai kažkokia tai galbūt netgi kažkokia tai galbūt užkalbėta netgi dovana. Taip, kažkas buvo kalbėta netgi su keliais asmenimis. Kas buvo pasakyta. Kas buvo pasakyta. Kad jūs kaip būsite vieni ir nerasite jėgų pažvelgti į tai, ką kiti daro. Ta dovana yra nešama ne tik tai jums. Galbūt kažkas to nepriėmė. Atrodo toks jausmas, kad tai būtų kaip koks pamokslas duodamas, kaip kažkas tokio, kur reiktų išminties, kad tai suprasti. Kažkas norėtų, kad užgriūtų didelė našta, kad nelabai turėtumėte į ką kreiptis. Arba kad ir kreipsitės, tai niekas nepakels. Bet yra kažkoks žmogus, kuris žino,
kaip valdyti situaciją tokioj būsenoj. Tas žmogus, kuris įdavė, jisai turi daug tokių dalykų, kurie jį spaudžia netgi. Ar tai skolos, ar tai dar kažkas. Jis kažkada, arba jūs kažkada prašėte pagalbos dėl moters, arba jūsų mama prašė pagalbos dėl jūsų, arba jo kažkokia artima draugė ar pažįstami žmonės prašė pagalbos dėl jo. Kokia intencija buvo sukurti, paduodant šitą dovaną, kad jūs degtumėt savo ketinimu, kad jūs užsimanytumėt to, ko jūs negalite padaryti. Kaip tai jūs paveiks? Jūs dirbsite ties tuo. Jūs į tai žiūrėsite kaip į kokį, nežinau, meno kūrinį. Norėsite galbūt išeiti netgi. Kodėl dovana buvo duota dabar? Nes dabar buvo toks kaip kažkoks ar tai perversmas jūsų gyvenime, ar tai kažkokia tai atmosfera pas jūsų negera buvo. Buvo kažkokia įsiūlyta kažkokia dovana ar pakiša, ar kažkas. Arba jūs priėmė tai maloniai, bet tas žmogus turėjo kažkokių intencijų. Intencijos buvo nelabai geros. Jisai nori paveikti tą žmogų. Kodėl? Kas visą tai už to slypi? Svajonė, kad moteris kažkokia paklustų. Galbūt kažkada buvo paleistas kažkoks tai, ar tai žinia kažkokia, ar tai galbūt vaikus išleidote į pasaulį, arba išvyko kažkas iš namų. Bet greičiausiai žinia, ką buvot prisijaukinę. Ir tai kažkam nepatiko, tai norėtų padaryti kaip kažkokį labirintą, kur tiesiog negalėtų žmonės išeiti. Kad būtų kažkoks tai nepaaiškinami dalykai, kur užburtas ratas, nesuprastumėt, kur einat, ką darot ir panašiai. Kas bus tam žmogui, jeigu visą tai bus gyvendinta? Jam bus uždarytos visos durys. Jisai neturės įrankių darbo srity, negalės sklandžiai dirbti, negalės pateikti savo, kaip pasakyti, institucijom jokių duomenų, negalės, ar tai programos striks, ar tai negalės, žodžiu, visur jiems striks reikalai, jisai eis labai sunkius kelius gyvenime. Jeigu jums tas, ką jisai norėjo padaryti, įsigyvendins, tai jam labai bus sunkus bumerangas ateityje.
Ir žmogus tiesiog jisai neturės įrankių tam pakeisti. Ta siena bus uždaryta ir pas jūs keliai bus uždaryti ir pas kitus žmonės jis visiškai neras pagalbos. Turi būti apsivalymas. Kažkas yra paliktas vienas gyvenime ir galbūt turi aplankyti sergantį žmogų, kad pats nebūtų tokioj situacijoj. Tai yra iš kažkokio tai, iš ko tai visą tai yra sugalvota. Tas žmogus kažkada galbūt norėjo pasirodyti jums ar kitiems, arba jūs pamatėte, kas jisai toks iš tikrųjų. Taip, o jisai yra tinginys, jisai yra, kaip pasakyti, apsileidęs visomis prasmėmis ir jisai nori pasirodyti, kad jisai yra žmogus, kuris turi galią, kuris turi valdžią, kuris yra autoritetas kitiems, bet to iš tikrųjų nėra jo gyvenime asmeniniam. Dėl to jisai daro šitas dovanėlės. Galbūt netgi per naujus santykius, jeigu yra užmegzti santykiai ir neša dovanas šiaip sau, tiesiog atrodo, nieko neįvyko čia, kaip pasakyti, nei metinės, nei dar kažkokia proga, nei gimtadienis, nei kas ir atneša brangią dovaną. Žinokit, kad intencijos nėra labai geros. Žmogus per tą dovaną nori kažkokios tai kontrolės ar tai gero gyvenimo savo, kad jūs jį priimtumėt už tai, ką jisai jums davė. Jisai stebi, kas vyks toliau. Jis laiko kažką kaip marionetė. Gali kažką padėti prie namų, kažką, ko nebuvo. Prieš įsileisdami žmogų į namus pastebėkite savo būsenas, kaip jaučiatės. Tas žmogus gali dėvėti daug kaukių vienu metu. Gali būti, kad domisi psichologija arba yra kompiuteriškai raštingas, nepriimantis tiesos. Jisai nepriima tiesos, paskui atsisukęs, jisai ieško tos tiesos, jisai ieško tų žmonių, jisai ieško kažko, kas buvo, bet to jau nebėra. Gali žmogus kurti įvairias istorijas, kurių netgi nėra. Jeigu taip pasitaikytų šeimoje, jisai norėtų uždaryti kažką į narvelį, kad jo tiesa neišeitų. Gerai patikrinkite informaciją, ar tai žmogus yra tikrai
kaip pasakyti, jeigu ateina vienišas žmogus, jums čia siūlo kažkokią draugystę ir panašiai, pažiūrėkite, ar tas žmogus turi pažįstamų, kaip jisai su jais elgiasi, kaip bendrauja. Galbūt rasite kažkokį užčiuopiamą įrodymą, kad tas žmogus iš tikrųjų nėra toks, koks esas. Ir dėlėtų padaryti tam tikras išvaizdas, kad neįsileisti to žmogaus į savo gyvenimą. Kad nereikėtų po to liūdėti. Arba kažką yra palikęs nusiminusi. Tas žmogus jo gyvenime neturi įtakos. Gali būti mama gal. Žmonės susieja daug paslapčių. Jisai eina per visus žmonės, per daugelį aplinkybių, palieka kažkokius tai savo trupinius, per kuriuos, kaip pasakyti, ar tai dovanas, ar tai kažkokius pasikalbėjimus, kažkokius melus neaiškius. Ir tiesą sakant, tai nustebina, kad žmonės aplinkui pradeda pyktis. Žmonės nesutarė dėl kažkokių tai dalykų, kur tiesiog jisai sukuria tokią iliuziją, kad jie paskui negali kažkokių ginčų išspręsti. Žmogus galėjo ilgai neapsispręsti, ar vykti į vieną pusę, ar vykti į kitą pusę. Labai daug ko nepriima savo gyvenime. Kažkas yra jam teisingas, kažkoks žmogus yra jam kaip pasakyti, uždaręs duris. Gali būti svarstyklės. Žmogui nepasiseka manifestuoti piniginėje srityje. Labai blokuoja jam kelius, dėl to jisai yra nusiminęs ir visur palieka po savęs kažką. Jisai eina į santykius, jisai eina pas kažkokius žmonės ir po savęs visą laiką palieka ar tai pykčius, ar tai nesutarimus ir neužriša tų, kaip pasakyti, palieka neužrištus mazgus. Ir palieka kas kartą įskaudindamas save, tai priimdamas, tai atmesdamas kažkokį šansą, kuris jam svarbus gyvenime. Ir po didelios gausos galbūt
arba po kažkokio dėmesio ateina visą laiką griūtis. Griūtis ar tai darbe, ar tai kažkas atskleidžia jo planus ir jisai gauna iškeliauti. Jeigu žinote kažkokį žmogų, kuris dažnai keičia savo gyvenamąją vietą, dažnai keičia partnerius, tai gali būti, kad yra manoma, kad jisai turi daug visko, kad jisai yra autoritetas, kad jisai kaip ir vaizduoja tokį, bet jam iš tiesų dėl to bėgiojimo jam iš tiesų nesiseka. Jį kviečia pripažinti, jį kviečia pripažinti aukštesnės jėgos, kas iš tikrųjų yra žmonėse reikalingiausia ir atmesti velniškus prisirišimus. Jis siunčia per vienišumą ir duoda daug sunkių išbandymų, kurių jisai nepaneša, dėl to ir bando pasirinkti kažkokius kitus žmones, jiems perduodama savo kažkokį tai, ar tai žodį, ar tai ketinimą, kaip dabar matome, kad perdavė kažkokį tai dovaną ar kažką. Jisai taip bando po savęs palikti kažkokį tai prisiminimą, kažkokią tai daiktą ar dalyką, per kurį gautų pats energijos ir galėtų toliau, kaip pasakyti, toliau galėtų mąstyti apie savo kančias, bet jos jam nesusimažina. Kad ir jisai gauna to darbo, kad ir jisai kalbasi su kažkuo, vaizduoja manantis esantis geriausias, bet jam nepavyksta. Kas kartą būna sudužusios viltys. Su jumis buvo Tiem, kas tiki.